kaip tuo tiki, kad tie perliukai jai padės ir aš jai linkiu laimės. Ko gero, aš manyčiau, žinokit, ne vienas dalykas padeda žmogui. Taip kaip, sako, va, aš žinau, kaip ten yra. Kitas žmogus sako, o aš žinau kitaip. Tai man žinau, kaip tas atrodo, kad, taip primityviai stovi du žmonės viens prieš kitą, prieš vieną parašyta 6, prieš kitą parašyta 9 ir kiekvienas įrodinėja savo tiesas. Tai taip ir yra. Vienam 9, o kitam 6 ir jie būtų teisūs yra. Tai aš siūlau į visus dalykus žiūrėti kaip į vieną žvaigždę pro skirtingus žiūronus. Mes visi matysim tą žvaigždę, bet mūsų žiūronų, kaip sakyt, tas kampas laužimo ar ten, sakykime, priartinimas bus kitoks. Ir mes visi būsim teisūs. Tai, ką žmonija turi sukaupus, mes viską turim panaudoti. Tai va, perlai būtent buvo sukurti, kad pagelbėt moterims tose problemose, kuriuose nepagelbė vakarų medicina. Pavyzdžiui, turbūt aš jau aną kartą minėjau, kad makšties, sakykime, visokios lygos ten išskyros ir čia man kada atsivedė mergaitė 2 metų, jau ten pas ginekologus nuvesta ir išskyros baisiausios ir nežinau, kada nieko ten ginekologai nerado. Paprasčiausiai, sakau, jinai valgo nesveiką maistą. Tai yra limfos išsiskyrimas. Limfa, kaip sakyti, teka organizme. Aš vis ruošiuosi paskaityti paskaitą apie tą limfą, bet randu įdomesnių dalykų, jų vėl nepaskaitau. Tai žodžiu, limfa kaip pirmiausiai, kur pasireiškia, moterim per makštį, vyrams per uretrą, jeigu yra organizmas užterštas. Tai ką daro, visi slopina, užslopinti reikia. Neslopinti reikia, varyti lauk, reikia gerti, kaip minėjau, tos valomosius visus produktus, gauoseną, sansiną, arbatą, dėtis perliukus. Vyrams, ten jau viskai gal sunkiau, ten perliuko neįdėsi. Bet moterims tai yra ypatingas dalykas, ypatingas dalykas. Tai va, žodžiu, perliukų nepamirškit už tai, kad apsaugo nuo daugelio ligų, prevencija vėžio, prevencija miomų įvairių, ypatingai, kai jau būna moterim menopauzės laikotarpiu, puikiai veikia. Ir mergaitėm, kada, sakykime, būna sutrikusios mėnesinės, į bambą dėkit labai. Kada yra nereguliarios mėnesinės jaunoms moterim, dėkitės, irgi labai reguliuoja. Turiu ne vieną pavyzdį, kad susitvarko mėnesinės. Tai va, žodžiu, bet vėlgi sakau, kad mūsų kompanijos nepalaikytų kažkokiais, tokiais jau čia, žinai, grobuonėmis, naudokit viską. Bet čia yra labai geri produktai. Čia pradėkit nuo jų, pamatysit, kaip turėsit kažkokį tai efektą. Na ir kas mums dar liko?